Lietuvos miškuose augančios raudonosios musmirės nuo šiol laikomos narkotiku. Už prisirinktą krepšį šių grybų žmonėms dabar gresia mažiausiai bauda arba net kalėjimas iki 2 metų. Dar griežčiau bus baudžiami tie, kurie grybus pardavinės, jiems grėstų kalėjimas iki 15 metų. Toksikologai aiškina, kad to reikėjo siekiant užkirsti kelią dezinformacijai. Mat gydytojai per metus gelbėja po 3-4 naivuolius, kurie manė, kad musmirė padės gydantis nuo įvairių ligų, tačiau sunkiai apsinuodiję galų gale šie atsiduria net reanimacijoje. Koks tu mažus šitas pomidoras? Visai ne pomidoras čia, biški muhamaras. Štai taip lietuviai miškuose linksminasi ir svaiginasi ne kuo kitu, o raudonkepurėmis musmirėmis. Deja, linksma būna tik iš pradžių. Tuo metu, kai filmuoja ir valgo, tai truputėlį dar turi praeiti laiko, kol jis pradės veikti. Tai maždaug poveikis, tas pats pikinis gali po 2-3 valandų pasireikšti. O toksikologai vardija, kas po tų poros valandų darosi žmogaus organizmui. Įvairios haliucinacijos, regos, pojūčių, žmogaus elgesys keičiasi, žmogaus suvokimas, pažinimas, gali būti raumenų traukuliai ir netgi sąmonės praradimas. Specialistai pastebi, kad musmirių lietuviai griebėsi dėl įvairių priežasčių. Vieni iš kvailumo, kiti svaiginimosi, o kiti sveikatinimosi tikslais. Yra tokių, kurie klaidingai tikina, neva kasdienis musmirių vartojimas vaistas nuo visų ligų. Cure for all disease. Look. Esame turėję 4 atvejus per kelis mėnesius, būtent 2 atvejus buvo piknaudžiavimo, būtent valgant surastą miške grybą, kiti atvejai buvo patikėję, kad tai galėtų jį išgydyti nuo onkologinės ligos, o kitas žmogus buvo nemigą gydėsi. Grybus tyrinėjantis mikologijos laboratorijos mokslo darbuotojas Jonas Kasparavičius sako, kad musmirės jau nuo senų laikų apipintos istorijomis. Bet tas grybas liaudies medicinoje buvo naudojamas iš amžių glūdumos. Bet pirmą jis buvo išoriškai, tai yra trinamos, skaudomos vietos sąnariai. Visgi, kaip teigia mikologas, vėliau imta kalbėti, kad tai gali išgydyti ne tik skaudamą sąnarį, bet ir vieną baisiausių ligų – patį vėžį. Tai masinis naudojimas buvo onkologinių ligonių. Ypač, kai jų paskutinė 4 stadija jums pareiškia vakarų medicina, kad mes jums nieko padėti negalim, tada žmogus grybėsi užšiaudo. Visgi tai įrodančių mokslinių tyrimų nėra. Nei bandymų, nieko, bet tiesiog tikėjimas. Tas tikėjimas, aišku, irgi padeda, kaip ir placebo efektas. Lietuvoje nuspręsta griežčiau kontroliuoti šio grybo vartojimą. Nuo šių metų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktas muscimolis ir iboteninė rūgštis. Tai pagrindinės paprastųjų musmirių psichoaktyvios medžiagos. Toks pokytis reiškia, kad nuo šiol už musmirių turėjimą grės baudžiamoji atsakomybė. Prisirinkus musmirių savam vartojimui gali grėsti bauda arba kalėjimas iki 2 metų. Visgi, jei musmirės renkamos norint jas parduoti ar platinti, laisvės atėmimas gali būti net iki 15 metų. Toksikologai kreipiasi į mus tiesiogiai su prašymu, siūlymu, kad kažką daro, nes tikrai apsinuodimų yra ir daugėja informacijos apie musmirės kaip, neva tai gerą produktą, kurį reikėtų vartoti. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teigimu, tokio sprendimo imtasi išklausius specialistų, toksikologų rekomendacijas. Pagrindinis argumentas – viešojoje erdvėje sparčiai daugėja pardavėjų, kurie bando įtikinti žmonės apie teigiamą šių grybų poveikį sveikatai. Geriau jaučiuosi, šviesesnės mintis ir taip toliau. Ir tai vienas iš klaidinimo yra elementų visuomenės. Kitas dalykas, kad žmonės, kurie iš tiesų turi tam tikras ligas, ar tai būtų onkologinė, ar tai būtų kažkokia tai psichologinė problema, jie kartais patiki prekybininkų, tokiom reklama. Ir jie gali tiesiog uždelsti savo tikros ligos gydymą. Nors per metus, kaip teigia toksikologė, apsinuodimo atveju fiksuojama 3-4, visgi dažniau žmonės apsinuodija ne per klaidą, o bandė piknaudžiauti. Yra keletą atvejų buvę ir prieš 10 metų, bet tai labiau buvo supainiojimo atvejai, kuomet netyčia žmogus buvo suvalgęs grybų. Šiuo metu mes tiesiog pastebime, kad yra padidėjimas piknaudžiavimo. Karuon programėlė ne tik mato jūs platformų, kur toliau šiuos grybus galėtų pardavinėti. Štai vienas net ir šiandien gresiant baudžiamajai atsakomybei internete bei slaptoje grupėje socialinėme tinkle Telegram žurnalistams siūlė nusipirkti musmirių. Dabar gaunasi tenai su formacija, ten vyksta problemos ir čia mus nori uždrausti pilnai. Tai dėl to atsiųsiu, jūs ten prisijungsit, aš matysiu ir tada aš atsiųsiu į Telegramą, kaip ten kur ten daryti, nueiti ir kad nusipirkti.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovė sako, kad tokiam platinimui kelio užkirsti neįmanoma. Mat, kaip ir visus kitus narkotikus, žmonės randa būdų ir įsigyti, ir platinti. Visgi, departamentas žada, kad bent jau iš pradžių tikrai nebaus tų, kurie tokių grybų prisirinko tiesiog per klaidą arba nežinodami. Noras draugauti su Rusija vis labiau atsirūgsta Europos